aplenkė abu Mercedes. Labai audringus orus atnešęs ir daug žalos pridaręs žemo slėgio sūkurys jau pasitraukė toli į šiaurę. Artimiausiamis dienomis Lietuvoje bus gerokai ramiau. Antradienio naktį pavienėse vietose trumpai palis, kai kur matomumą prastins rūkas. Vakarų, šiaurės vakarų vėjas bus nestiprus. Temperatūra žemės iki 8-13, prie jūros iki 14-16 laipsnių šilumos. Dieną trumpalaikis lietus apims didesnę teritorijos dalį. Šiek tiek sustiprės vakarų, šiaurės vakarų vėjas, bet bus nepavojingas. Temperatūra kils iki 17-22 laipsnių šilumos. Trečiadienį ties Skandinavijos pusėsaliu stiprės aukšto slėgio sūkurys, kuris turės įtakos ir Lietuvos orams. Bus sausa ir ramu. Naktį kai kur tvyros rūkas. Temperatūra kris iki 6-11, Kuršių nerijoje iki 12-14 laipsnių šilumos. Dieną šils iki 18-23 laipsnių. Ketvirtadienį prognozuojami labai panašūs orai. Naktį ramu, mažai debesuota, bet nešilta. Paryčiais bus tik 5-10, aplink Nidą 11-13 laipsnių šilumos. Dieną debesuota su pragiedruliais irgi be lietaus. Termometrai rodys 18-23 laipsnių šilumą. Penktadienį vis dar lietaus nenumatoma, dažnai džiugins saulė, bet to bus šiek tiek šilčiau. Naktį 6-11, Kuršių nerijoje 12-14, dieną 20-25 laipsniai šilumos. Savaitgalį Lietuvą pasieks lietaus debesys, bus truputį vėsiau. Artimiausią naktį vietomis trumpas lietus, galima perkūnija. Bus 8-13, pajūryje 14-16 laipsnių šilumos. Rytoj dieną debesuota su pragiedruliais. Daug kur trumpi lietus, vietomis su perkūnija. Kai kur gūsingas vėjas. Oro temperatūra 16-21 laipsnis.